Šakės. Negaliu atsigrožėti. Mūsų viskas, visi daiktai praktiškai sušlapo. Atėjo tokia viena didžiulė banga. Ir va, matot, visas paplūdimys šlapęs iki šitos vietos. Įsivaizduojat, kokia banga buvo? Kad visas vanduo, bet mes pamatėm, kai vat, būtent čia yra specialiai padaryti molai iš akmenų, vat, vienoj pusėj, kitoj, nes stabdo bangas. Ir mes kai pamatėm, kad ta banga, vat, nu dar čia ne taip perėjo, bet kai vat, jau pamatėm, kad per molą perėjo tokia banga, tai jau viskas, sakau, dabar Ronaldai šakės bus. Ir apsėmė čia mano šlapės šapkės. Nu, va. Ir mano rankšluostis visas šlapės, Ronaldas spėjo dar pagriebti, tai pusę dar nesušlapo. Gerai, kad rūbus buvau sudėjusi į maišelį, tai reikėjo maišelį tik pakelti. Tai rūbai sausi, dokumentai viskas sausi kuprinėje. Tik tais kuprinės dugnas biškį ir sušlapo, bet niekas kitkas nesušlapo. Tai va, šitokia šokiruojanti, šita gražioji jūra. Žmonės visi nuo gultų pasitraukė su kėdėm, persėdo visi tolyn. Čia gerai, mes šalia gelbėjimo stoties, mumis pavaišino gelbėtojai mandarinai. Labai skaniais, čia skanus mandarinai iš tikrųjų yra. Tokie natūralūs, pas mumis netokie. Pas mumis irgi skanus, tokie saldus, bet jie tokie kažkokie, kai va čia ragaujate, tokie jie saldžiai, bet ir rūgštelės tokios turi, bet tokie skanus. Va štai tokia ta gražioji jūra. Galima žiūrėti visą dieną į ją. Ir dabar šiandien karšta labai. Mes iš tikrųjų net nežinau, mes kai biškį gulėjom ant tarp tų bangų, mes esam visi smėlini, nežinau, kaip dabar reikia išsitepti kremu, nes biškį smėliuoti esam, o saulė gerai kimba. Va, o čia tokie, va, galima čia išsinuomoti šituos, kur su irklu taip plaukti, ir jie gaudo bangas, va, kai pagauna gražią bangą, tada kai buvo ta didelė banga, va, tas pagavo gražią didelę bangą ir nuo pat ten parvarė į krantą su šituo. Tai labai gražiai atrodo.